Sveiki. Čia mano vienas iš pirmųjų video, tai nepykit, jeigu labai nusišnekėsiu ar kažkas bus ne taip, nes nežinau, kaip čia viskas daroma, bet esu paragintas keletų žmonių, kad tiesiog parodyčiau, ką aš veikiu. O aš remontuoju daiktus, esu remončiukas. Remontuoju daiktus, kurių dažnas neapsiima remontuoti, išmeta tuos daiktus, o man patinka prikelt antram gyvenimui. Remontuoju daiktus, kurie nėra brangus, jie dažniausiai būna pigus, bet visiems žmonėms sakau, kad geriau suremontuojam, pabandom suremontuoti. Ir tikrai nekainuoja brangiau, negu tas daiktas pats yra vertas. Niekada nebus brangiau, negu jis yra vertas. Aš užtrunku, kad ir 2 dienas, 3 dienas sėdžiu, aš jį padedu tą daiktą į šoną, pareina įkvėpimas, vėl pasiimu, kantrybė trūksta, padedu į šoną, palaikau porą dienų, vėl grįžtu prie jo, vėl remontuoju, bet stengiuosi iki paskutinių, kol suremontuoju. Tai pabandysiu šiek tiek parodyti, ką aš remontuoju, nes visi klausia, remončiukas, tai ką tu remontuoji? O remontuoju daiktus, kurie dažniausiai telpa pas mane ant stalo. Būna išimčių, būna apsiimu didelių daiktų, kurie telpa pas mane į garažą. Bet, tokių stengiuosi neapsiimti, nes garaže man reikia erdvės. Tai va. Tai ką aš remontuoju pas save ant stalo? Remontuoju pas save ant stalo, kas telpa čia. Jeigu netelpa čia, telpa čia arba čia. Ant to stalo ar ant to stalo. Paprasti daiktai. Dažniausiai kažkokie daiktai, kurių žmonės tiesiog net neranda, kur suremontuoti. Mes gyvenam nedideliam miestelį, kur nėra daug žmonių, kurie remontuotų ar siurbliai, ar moteriški kažkokie ten fenai, tiesintuvai ir panašiai. Net paprastos nutrūkusio laido pas mus miestelį nelabai kas kokybiškai ir saugiai suremontuos. Tai vat visus tuos dalykus aš darau, stengiuosi lįsti ir į mikroschemas, ir į variklius. Vat būtent dabar pas mane ant stalo yra variklis. Variklis yra kreiziuko, kuris ten viršuje, va čia. Vat. Toks paprastas dalykas, bet nėra specialisto, kuris būtent užsiimtų kažkokiu tais kreiziukų remontu kažkuom. Tai vat aš apsiimu tokius dalykus, kur nerasi tokių, kur tiksliai tą tvarko. Gal ir tvarko tiksliai, bet kažkur Vilnius, Kaunas, didieji miestai. Vat. Remončiukas patinka labai mano sūnui. Tai ta proga aš jam sukonstravau tokį robotą, kuris veikia, sukasi ir vaidina karštą dieną. Vat. Ką aš darau? Aš darau daug. Remontuoju daug. Pradėkim nuo to, kad pradėjau nuo įrankių. Labai daug dirbu su įrankiais. Juos visus žinau nuo A iki Z užsimerkęs, galiu išardyti, surinkti, perinkti. Tačiau šiuolaikiniai šie įrankiai, būtent firminiai, labai mažai kas juos remontuoja, labai mažai kas juos apsiima susiremontuoti.
nes juose dažniausiai yra 2 detalės, kurios kainuoja po 70% kainos. Viena detalė sugedo, jūs sumokat 70% to įrankio kainos, kita detalė sugedo, jūs taip pat sumokat 70% to įrankio kainos. Tai sako, ką čia 30 esimėsiu ir naują įrankį nusipirkti. Taip, dažnai aš pritariu. Bet ne visi. Yra įrankiai, kurie yra, kaip čia pasakyti, yra įrankiai, kurie yra kaip ir profesionalūs, bet paprasti, kainuojantis iki kokių 300 eurų. Tai jie beveik neremontuojami. Bet kas yra virš, jie yra remontuojami, bet sunkiai, aišku, dažniausiai reikalinga diagnostika, kurios aš atlikti taip pat negaliu. Tai vat stengiuosi kreiptis į žmonės su paprastesniais įrankiais. Ar kinietiški įrankiai, kuriuos tikrai visus galima suremontuoti. Labai nesudėtingai, brangiai nekainuoja. Nu, vat. Ir kas dar? Ką dar aš remontuoju? Gal tiksliausias apibūdinimas ir buvo, kad aš remontuoju daiktus, kurie telpa pas mane ant stalo. Tai va. Bandysiu jums parodyti viską, ką aš remontuoju. Turiu daugybę video jau dabar Facebook'e. Galima pasižiūrėti remončiukas. Visokių lempų esu remontavęs. Ten pagrindas, kaip sakau, įrankiai. Bet įdomybių visokių gaunu. Esu gavęs video, kaip čia pasakyti, video grotuvą. Labai seną, man be proto patiko. Jisai toks gražus viduj, kad mane labai nustebino, nes šiuolaikiniai, viskas šiuolaikiniai, dažniausiai būna aplieti epoksidu kažkokiu ten specialia derva, kuri, kad tu neprieitum, kad tu negalėtum paliest. O seni daiktai, jie net pačios mikroschemos yra jos sutvertos rankų darbo, ne kaip dabar yra atspausdintos. Atspausdino, robotukas sudėjo ir viskas. Ten ne, ten yra grožis, ten yra, man labai patinka. Ir juosius galima suremontuoti. Juosius patikrini įvairias varžas, ten būna visokie kondensatoriai išsikrovę, galima patikrinti, pakeisti juosius. Tai va, aš labiau kreipiuosi į žmonės, kurie linkę taisyti paprastesnius daiktus. Galiu taisyti ir naujus, tačiau, kaip sakiau, juos labai retai kada apsimoka taisyti, nes jie parsiduoda pusę ant pusės ir didelim kainų. O kaip atveža, pavyzdžiui, turėjau elektrinę družbą. Viduj nėra daug visko sudėtinga, kinietiška. Jie nesistengia viršyti, kaip sakyti, tų apsaugų ribos. Yra tikrai nesudėtingas remontas. Ką aš esu iš žmogaus paėmęs, tai gal daugiausia esu 30 eurų. Tai yra, jau buvo darbas tikrai ne vienos dienos. Bet, nes čia yra mano hobis, kuris man labai patinka. Ir aš stengiuosi tiesiog, kad žmonės išeitų laimingi. Tai tikrai, kas yra jau buvę, tai esu gavęs medaus už nesutaisytą daiktą. Tiesiog atėjo žmogus ir pasisakė, ačiū, kad stengiaisi. Tai tiesiog nuostabus dalykas. Esu visiems akcentuoju, jeigu nesutaisau daiktų, tikrai nieko nekainuos. Tiesiog atvežkit, pabandom seną daiktą, kokį prikelt antram gyvenimui.
ir esu turėjęs tokių daiktų, kur tikrai nieko nepavyko padaryti. Yra galbūt netgi akivaizdus gedimai, būna kaip šio, būtent pas mane ant stalo yra variklis, kuris yra sudegęs. Tai, jį reikia surasti tiesiog naują ir pakeisti, kas vyksta labai sudėtingai, nerandam tokių variklių. Bet vis tiek žmonės dažnai, kad ir nesutvarkai, bet sako, ačiū Dievui, aš žinau, kad jis nebesutvarkomas, aš jį galiu ramia širdim išmest. Tai aš patvirtinu, kad tą daiktą tikrai galite išmesti, nes kartais tikrai būna, kad neapsimoka taisyti. Jisai būna pigiau nusipirkti negu sutaisyti. Tai ir už tą patvirtinimą aš neskaičiuoju kažkokių pinigėlių nieko, tiesiog patvirtinu. Tai bet dažniausiai vis tiek žmonės, nors ir esu visur akcentavęs, kad to neskaičiuoju, bet žmonės dažniausiai vis tiek paskambina ir sako, tai kokios čia pas jūs kainos, kiek čia kainuos, kas čia kainuos. Sakau, jums tikrai nekainuos brangiau, negu tas daiktas yra vertas. Aš galiu dirbti dienų dienas, turiu vieną daiktą, kurį visada pasiimu, kai baigėsi darbai. Visada aš jį bandau sutaisyti jau gal pusę metų daugiau, bet aš jį vis susigrąžinu. Tai yra įrankis, lazeris. Viduj yra tikras labirintas. Pabandysiu gal biškį parodyti, kiek čia visko yra. Aš jį esu sutvėręs ir išardęs gal 20 kartų ir visi ieškau problemus. Tam žmogui, kurio yra šitas lazeris, aš siūliau nuvežti į Bošo centrą, ten pasijungia diagnostiką, galbūt rastų gedimą. Nesutiko, nes kažkokį įrankį yra vežęs į Bošo centrą, tai už remontą dažniausiai paprašau daugiau, negu jis yra vertas. Tai vieną kartą pasimokį daugiau nebenori, sakė, arba išmesk, arba bandyk sutaisyti. Tas įrankis kainuoja apie 700 eurų. Labai brangus, geras daiktas. Tai aš vis bandau. Apsimušu darbus savo šituos ir vėl grįžtu prie jojų. Turiu netgi keletą jau tokių daiktų, prie kurių vis sugrįžtu ir vis bandau sutaisyti. Žmonės dažniausiai jau būna nusiteikę, kad jo viskas, jį reikės išmesti. Bet aš vis tiek bandau. Taip yra nutikę ir su šituo rankiniu kreiziuku. Jeigu tas žmogus pamatys video, atvažiuokit pasimti, nes aš jau baigiu visą su juo malką susipjauti. Jo variklis buvo sudegęs, pirkau naują. Ne variklis, jis buvo gavęs 2 fazes ir buvo nudegę kelios detalės, apsvilęs variklis. Bandžiau nupirkti naują, milimetrai netiko ir netiko tas naujas variklis, turiu ale nuostolį. Ir čia man nuostolis 28 eurai turbūt kainavo. Tai nepakeičiau aš to variklio, bet aš nupoliravau angliukų, kaip sakyti, vietas, būtent buvo pridegę labai, netgi parodysiu, vaizdžiai, Ir šitas yra sudegęs, tai šitos vietos buvo išdegę, išdėlę, tarpukai buvo visiškai užsiklyninę, juos vis išvalai, nupoliruoji ir jis veikia. Prieš tai neveikia. Taip pat buvo, kada gavo 2 sroves, buvo nudegę štai šitie, kurie eina aplink angliukus. Aš juos paprasčiausiai sulitavau. Galvoju, tikrai nelaikys kaista, litavimas atšoks, gal kažkas. Nieks tai neatšokų. Būtent tam kreiziukį aš
labai sėkmingai jį naudoju, nes savininkas neatvažiavo jau pasimti. Aš pasakiau, kad aš jį sutaisiau, bet kaip jį jungi, taip kibirkštys eina, atrodo, vat iš angliukų vietos, nežinau, ar tai normalu ar ne. Eina iš visų jų kažkiek, bet ten atrodo, kad daug eina ir aš jam pasakiau. Bet, na, jis labai užsiėmęs turbūt žmogus. Jeigu matys šitą video, atvažiuokit pasimt, aš jį tikrai turiu. Vat, nu ir jisai naudojasi. Gal jis nėra kaip naujas, bet jisai veikia. Aš jam uždėjau ir naują diskelį. Eina 100%. Vat, ir daugybę dalykų. Vat, nežinau, žmonės galvoja, kad nu, neverta kaip ir šitas kreiziukas. Jisai yra senas elektrinis įrankis, kuris pirktas gal prieš kokį 15 metų gal. Ir galvoju, nafig, dar 2 fazes pajungiau, čia sudegį. Nieks tai nesudegį. Dažniausiai yra saugikliai, yra kažkokios nereikšmingos vietos, kur nudega. Būna, aišku, vat kaip ir tam, kur šitas variklis nudegį, tai ten nėra apsaugų visiškai. Tai sudegina variklį. Bet čia retas atvejis. Čia atvejis befirmiuose dalykuose, pigiuose dalykuose, kur nėra apsaugų, tai iškart ir sudegina tą variklį. Žmogus pagavo vinį tiesiog ir sudegino variklį. Dažniausiai, jeigu firminis daiktas, jisai būna apsauga, kur tiesiog pagavai kažką ir atjungs tau. Čia niekur nėra. Tai va, reikia keisti motorą. Bandysim surasti kažką. Tai va, nežinau. Žodžiu, po truputį bandysiu toliau paaiškinti, ką aš remontuoju ir žiūrėsim, kaip seksis toliau. Jeigu jums bus įdomu, mesiu visada video, ką aš tvarkau, ką aš randu, ko nesutvarkau, nes tikrai ne viską sutvarkau. Bet gedimai dažniausiai būna akivaizdus, tik tiesiog reikia nebijot ir lyst visur. Ardyt iki pačio galo. Tai vat, bandysim parodyti viską, kas slepiasi įvairiuose mechaniniuose dalykuose, kažkas tai tokio. Tai va, bandysiu parodyti viską. Tai stebėkit mane ir mėgaukitės. Gal kažką patys pradėsit konstruoti.